Man labai patinka lankyti jogą. Man patinka lankyti jogą ir man įkalbėjo draugė ją lankyti. Man labai patinka eiti jogą. Kiekviename mieste yra jogos grupių ir suaugusių ir vaikų. Na ir Šakiuose jau taip pat veikia 5 metus suaugusiųjų vyksta jogos užsiėmimai, o vaikų užsiėmimus tik tai šiais metais ir visai neseniai dar pradėjom organizuoti. Man joga labai patinka. Aš pati jau anksčiau norėjau ją užsiimti ir kai pamačiau laikraštį, kad yra renkama jaunimui grupė, tai nusprendžiau eiti. Pirmiausia, tai kai atėjom, tai kalbėjom apie jogą, kaip jinai veikia, kaip jinai lavina žmogų. Paskui tokius nedidelės mankšteles darėm. Joga tai yra, kaip galima trumpiau pasakyti, tai tiesiog tai ne tik tai fizinių pratimų kažkokia tai seka, kai išjudinamas kiekvienas kūno raumenėlis, bet taip pat ir galima sakyti, kad paliečiama kiekviena smegenų ląstelė, tai yra fizinio kūno, dvasinio kūno ryšys. Ir tiesiog per fizinius pratimus, per kvėpavimą žmogus daug gali geriau susikaupti, susikoncentruoti, sutelkti dėmesį ir tokiu būdu vyksta savęs pažinimas. Kuo toliau, tuo labiau reikia rūpintis sveikata ir tėvai turi ypač surūpinti savo vaikų sveikatą, nes ateityje, kad neturėtų problemų, nes dabar vaikai yra, jeigu žiūrint statistiškai, tai labai silpni. Kuo toliau, tuo silpnėja, nes mažai fizinio aktyvumo, o joga yra, manau, vienas iš variantų, kuris duoda ir fizinį aktyvumą ir stiprina vidinę dvasią. Tai manau, kad gauna ir fizinio, ir dvasinio, ir kvėpavimo pratimų. Tai manau, tai yra tas dalykas, kur ir tą apima, ir tą. Tai yra harmonija paprasčiausiai. Tikrai aš žaviuosi tais tėveliais, kurie supranta, kad reikia vaikams turiningai leisti laisvalaikį, susirasti savo įdomų užsiėmimą ir tuo pačiu, sustiprinti tokį pasitikėjimą savo jėgomis, išmokti geriau bendrauti, fiziškai savo kūną stiprinti ir tuo pačiu ir dvasiškai. Tai yra neatsiejami dalykai. Man pasiūlė lankyti jogą mama, nes jinai pati jau kažkur 2 metus lanko ją. Aš vieną kartą nuėjau, pasižiūrėjau, paskui vis daugiau lankydavau ir aš supratau, kad man joga padeda, nes padeda kūno kultūrai lengviau viską daryti, tenai visokius pratimus ir bėgimus. Po treniruotės jautiesi daug lengvesnis ir žvalesnis, nei tarkim po svarmenų kilnojimų, nes aš irgi prieš jogą kilnojau svarmenis, tai jaučiu didelį skirtumą. Jautiesi visai kitaip. Joga padeda susikaupti mokykloje, drąsesnei kažkaip būti, lankstesnei. Per kūno kultūrą tikrai padeda, kai reikia ten visokius daryti mankštą, tai labai padeda nesikūprinti, neskauda nugaros. Draugė pasiūlė eiti, sako, mama, gal norėtum, tai aš ir sutikau. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais, trečiadieniais nuo 17 val. Iki 18. Aš bandyti užsiėmimą daryti kaip kažkokios tai pasakos arba susijęti su kažkokiais vaizdais, tokią formą.
Ir tiesiog sekant pasaką daryti, vieną kitą kažkokį pratimą. Ir aišku, iš pat pradžių reikėtų stengtis išmokti juos daryti, kuo taisyklingiau, nes labai priklauso nuo to visas kūno sustatymas ir sudėjimas. Ir po to būsena yra svarbi, tokia vidinė nusiteikimas, ir to reikia mokytis. Gera mokytoja, aišku, viską išaiškina ir kuo toliau, tuo jaučiu save ir stuburą tiesesnį laikau ir kvėpuoju geriau. Pas mus kainos yra pakankamai nedidelis, palyginus su Kaunu Vilnium. Tenais vienas užsiėmimas kainuoja 40 litų, pas mus mėnesio 40 litų. Manau, kad tos kainos išliks ir ateityje, kitiem metams. Suaugusių žmonių užsiėmimai vyksta 3 kartus per savaitę. Tai tikrai manau, kad nemažai. Ir mes ten užsiminėjom 1,5 valandos, tai yra pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 18:30 iki 20 valandos. Ten truputėlį jau sudėtingesni pratimai, aišku, jie derinami su kvėpavimu, atsipalaidavimas, bandom praktikuoti meditacijos tokius pratimėlius. Aš eidavau su mama į jogą, o kai atsirado vaikų, pradėjau eiti vaikų. Ten sunkesni pratimai, sunkiau daryti, o čia vaikams tai viską paaiškina. Iš tikrųjų, dar tik mėnesį laiko vaikai lanko ir negalima čia pajusti tokių ryškių pokyčių labai greitai. Tai reikia laiko. Ir jau lankius pusę metų, bent jau metus, tada galima kažką tai rimčiau pasakyti, kokius pokyčius vaikai jaučia savo viduje. Dabar linksma, ateinu į mokyklą, susikaupus tokia, visi klasiukai susikūprinę, aš viena savo taip.